Kaip greičiausiai atsisiųsti Zoom į kompiuterį, kuriame dar nebuvote jungęsi? Pasiemame naršyklę, atsidarome. Naršyklės lange viršui susivedame zoom.us, enter. Atsidarius Zoom pagrindiniam puslapiui, išmes lentelę, ją išjungiame ir tada čia yra resurs. Ir yra pirmas Download Zoom Client. Paspaudžiame. Tada atsidurime ten, kur mums reikia. Čia yra keletas tų pasirinkimų. Nesiblaškykime, nes mums reikia pačio pirmo, todėl viršuj yra ir Download. Spaudžiame. Atsidarys kai kam lentelė, kur siųsti. Kai kam iš karto siuntimas atsiras apačioje. Aš visada siunčiuosi pas save į instaliacinius, rašau įrašyti ir štai lentelė yra apačioje, atsiranda vieta. Ar ne? Tada mes galim tiesiog ant pačio irgi paspausti. Visai paspaudus man šiuo atveju, kadangi rašinėjo, taip nutiko. Jums paspaudus duos suinstaliuoti. Taip, visur sutinkat, susinstaliuojus, jums viskas turi pavykti. Tada jums atsiras arba čia toksai ženkliukas Start Zoom, arba per paiešką. Štai apačioje yra ieškoti, rašot Zoom ir atsiras Start Zoom. Ir spaudžiam Start Zoom. Paspaudus Start Zoom, jeigu pas jūs buvo, jūs prisijungusi. Aš dabar atsijungiu ir parodau, ar ne? Paspaudus Zoom, galim dar kitaip pabandyti, rodau visokius variantus, ar ne? Jums turi išmest pradinę tokią lentelę. Ar jums prisijungti prie tiesiog susirinkimo kažkokio, ar ne? Kaip direktorė atsiunčia mums kodą, jūsų vardas pavardė ir tiesiog jūs surinkusi ten tą kodą, daro join ir bus prisijungi. Ar jums prisijungti? Ir tada jūs visą laiką turėsit savo kompiuterį įrenginėjo tą prisijungimą. Kaip prisijungti? Kadangi mes sukūrėme jums per paštą prisijungimus, tai čia, kai atsidaro šitas langas, spaudžiam Sync in with Google. Paspaudžiam, dažniausiai šoka naršyklė, su kuriuo jūs jungiatės. Pas mane daug įsivesta. Tai aš pasirenku, jūs čia galite įsirašyti, ar ne, savo pašto adresą. Tai šiuo atveju Irma Stasiukaitinė. @gmail.com nebebūtina, jeigu prie gmailo jungiatės. Spaudžiame kitas, susivedat slaptažodį, mano įvestas, tai ir automatiškai užpildo. Spaudžiame kitas ir jūs sako, ar išsaugoti slaptažodį? Savo kompiuteriuose namų galite saugoti. Aš čia nesisaugau. Išmes štai tokią lentelę. Ta lentelė jums reiškia, kad klausimas, ar atidaryti per programėlę. Uždėkit varnelę ir atidaryti per Zoom Meetings. Ir tada atsidaro jūsų tas Zoomas jau jūsų kompiuterį. Daugiau instaliuoti nieko nereikės.
Jūs Zoom'ą štai jau ir turite. Pagrindinis puslapis yra Home. Va čia ką mes mokėmės. Jeigu pradeda tiesiogiai su kažkuo bendrauti, spaudžia čia. Kai direktorė ar kažką atsiunčia, ar būna mokymai, spaudžia čia Join. Tai šiuo atveju šiandien spausite Join. Ar ne, galite taip suvesti tą kodą iš Facebook'o, kur suvedė. Galite, kai jūs jau prisijungėte, iš karto per Facebook'ą, nuėję ten, kur yra mūsų, ar ne, mūsų šitie pokalbiai, jeigu su tuo pačiu kompiuteriu ir Facebook'ą turite, su tuo pačiu daiktu kalbame apie tai. Turime mes nuorodą, Zoom bandymas, ar ne, ir mes tiesiog paspaus galim šitą nuorodą ir mum ją irgi išmeta tokią atidaryti per Zoom meetings. Ir atidarys irgi per tą patį. Kadangi čia yra dar nelaikas, tai mes laukiame, kada tai prasidės. Jeigu noriu išeiti, leave meetings. Kai patys kūrėmės, tai yra schedule, sukurti, arba tarp sukurtų einam viršų į meetings ir žiūrim čia, ką mes turime, ar ne, pasileisti. Home, schedule. Čia persivadinam pavadinimą, tarkim, 6A IT. Bus mano 6A IT. Uždedam, kad kartosis daug kartų, nes jisai nedings iš mūsų istorijos. Pasikeičiame slaptažodį į normalų žodį, tai yra pasikeiskime slaptažodį, nes vaikams būna daug paprasčiau, kai būna kažkoks konkretus žodis, tarkim, spalis. Jeigu norime, kad mus pradėtų rodyti su video ir vaikus ar kitus žmonės su video, tai kai mes pradėsim mūsų pokalbis, uždedam čia varneles. Kalendoriaus nekeičiam. Advanced options, jeigu reikia, pasitikrinam. Laukimo kambarys įjungtas. Leidžiama prisijungti prieš pagrindinį. Čia nuimta mūsų šiuo atveju užtildyti, o čia, kad garsas būtų. Ir įrašymas. Ir spaudžiame schedule. Tada meta mus į tinklapį, ten, kad pridėtų prie kalendoriaus, bet mums to nereikia. Mes tiesiog šitą užsileidžiam ir turim. Ir dabar einam į meetings ir pasižiūrim. Štai jūsų 6A IT. Ar ne, meeting ID. Toliau, čia išsiskleidus matome mes visą tą informaciją, kurią turim vaikam duoti. Tai paprasčiausias būdas yra paspaus va šitą mygtuką Copy Invitation. Ir kur jau mums jos reikia, ar pavyzdžiui laiškų kažkur tai, tarkime per paštą siųsiu. Kaip pavyzdį, iš karto jinai yra laikoma atmintyje, tiesiog spaudžiu sukurti, ar ne, ir ką aš gaunu, nepasispaudę gal, nepasispaudę. Va čia laiško vietoj dešinį pelės klavišą įklijuoti ir visa ta informacija jau yra suformuota įklijuota. Šitos dalies nebūtina, ją galima ištrinti, bet nuoroda ID ir slaptažodis būtini. Bent jau ID ir slaptažodis būtiniausios dalis. Lygiai taip pat nuorodą galima dėti, kur mums reikia. Ir siunčiam vaikam. O daugiau, jeigu mes norim kažką pakeisti, spaudžiam edit
Ir tada mums leis pakeisti, pavyzdžiui, slaptažodį reikia pakeisti, ar ne, ir spaudžiam save, kai pakeičiam, ir vėl jisai mes mum į naršyklę tą atsijungiam, ar nuleidžiam, ir mes viską turim. Uždaryti galime, neatsijungę iš savo kompiuterio, neatsijungę, tiesiog uždarom, kitą kartą atidarinėsiu, ji man bus jau prijungta. Ir visada mes turime tą programą sujungtą su šituo dalyku. Meetings yra tie susitikimai, home, kai mums reikia dar kažko naujo susikurti arba prisijungti. Kylant klausimam, susisiekite. Patarsime, pasakysime, bet nebijokite bandyti. Kartokit, žiūrėkit, bandykit. Sėkmės.